Sveiki visi! Žinote, nuo 2026 metų Lietuvos pensijų sistemoje laukia, sakyčiau, tikras perversmas. Viskas keičiasi iš esmės, atsiranda kur kas daugiau laisvės, o su ja ir naujų svarbių sprendimų. Tad šiandien mes labai paprastai ir aiškiai panagrinėsime, kągi reiškia visi šie pokyčiai ir ką apie juos turėtų žinoti kiekvienas kaupiantisis. Ir štai pats svarbiausias klausimas, kuris tikriausiai kirba kiekvieno galvoje. Ar visa tai kaip nors palies mano būsimą pensiją? Kaip tai paveiks mano asmeninius finansus? Atsakymas, trumpai tariant, yra taip ir dar kaip palies. Bet svarbiausia žinia yra ta, kad dabar viskas pereina į pačių kopiančiųjų rankas. Sprendimo galia jūsų. Gerai, o štai planas, ką šiandien aptarsime. Pirma, pažiūrėsime, kodėl pensijų kaupimas keičiasi iš pačių pamatų. Tada apie naujas galimybės – išeiti ar pasilikti. Taip pat, koks lankstumas atsiranda tiems, kurie lieka. Žinoma, pasversime visus už ir prieš. Išnarplosime ir tą anuiteto galvos sūkį. Na ir pabaigoje, kokie konkretūs žingsniai laukia kiekvieno. Gerai, tad nerkime į pačią esmę. Pagrindinis dalykas, kurį reikia suprasti, sistema, kuri anksčiau buvo, tokia automatinė ir gana griežta, dabar tampa visiškai savanoriška. Ir visa tai įvyko dėl Konstitucinio teismo sprendimo, kuris ir atvėrė kelią šiems pokyčiams. Pažiūrėkite, koks ryškus kontrastas. Jei anksčiau kas 3 metus žmonės įtraukdavo automatiškai, tai dabar bus siunčiami tik kvietimai prisijungti. O svarbiausia, atsiranda tai, ko anksčiau praktiškai nebuvo – vienkartinė galimybė visiškai pasitraukti iš sistemos. Tai tikras lūžis. Taigi, pakalbėkime apie tą karščiausią temą – vienkartinę progą nutraukti kaupimą antroje pakopoje. Ką tai reiškia realybėje, kokios taisyklės galios? Ir siaiškinkime. Svarbu įsidėmėti, sprendimui priimti turėsime aišku laiko langą. Jis atsivers 26 sausio 1 dieną ir tęsis lygiai 2 metus, iki pat 27 pabaigos. Taigi, laiko apmąstymams tikrai bus. Gerai, o dabar prie pinigų. Turbūt pats praktiškiausias klausimas. Jeigu nusprendžiama pasitraukti, kokią sumą realiai galima atgauti į savo rankas? Taigi, sistema yra tokia, viskas, kas sumokėta asmeniškai, ir visas iš to uždirbtas investicinis prieaugis grįžta tiesiai jums. O ta dalis, kurią pervedė valstybė ir sodra, niekur nedingsta. Ji tiesiog grąžinama atgal ir sodros biudžetą ir virs papildomais taškais jūsų būsimai valstybiniai pirmai pensijai. Kad būtų aiškiau, imkime konkretų pavyzdį. Įsivaizduokime, kad per visą laiką pensijų fonde bendrai buvo sukaupta, sakykime, 27 000 eurų. Dabar iš šios bendros sumos reikia atimti tą dalį, kurią skiria valstybė ir sodra. Mūsų pavyzdžiai tarkime, kad tai yra 15 000 eurų. Ir štai rezultatas. Šiuo konkrečiu atveju į rankas būtų išmokama 12 000 eurų. Tai yra būtent asmeninių įmokų ir visos investicinės grąžos suma. Viskas labai aišku. Bet galimybė išeiti yra tik viena medalio pusė. Labai svarbus pokyčiai laukia ir tų, kurie nuspręs tęsti kaupimą. Jiems sistema taip pat tampa gerokai, žymiai lankstesnė. Pavyzdžiui, jei ištiktų finansiniai sunkumai, atsiranda galimybė įmoką sustabdyti net metams laiko. Ir tai galima daryti ne vieną kartą. Be to, kartą per visą kaupimo laikotarpį bus galima atsiimti iki 4 sukauptos sumos. O ištikus tikrai rimtai bėdai, pavyzdžiui, sunkiai susirgus, numatyta galimybė atsiimti ir visą sukauptą turtą. Kaip matome, sprendimas tikrai nėra paprastas. Reikia labai gerai pasverti visus argumentus. Tad pabandykime ant svarstyklių sudėti pagrindinius pliusus ir minusus, tiek liekant, tiek išeinant. Na štai, likti sistemoje vilioja valstybės parama, juk tai tarsi papildomi pinigai. Ir žinoma, taupimo disciplina. Tai ypač gerai tiems, kam taupyti sekasi sunkiau. O štai pasitraukimas suteikia visišką laisvę ir kontrolę. Galimybė investuoti savarankiškai, galbūt pelningiau ir išvengti privalomo anuiteto. Tai gali būti labai patrauklų tiems, kurie gerai išmano finansus. O dabar apie anuitetą. Tai ko gero viena sudėtingiausių, bet ir viena svarbiausių dalių visame šiame sprendimo procese. Pažiūrėkime, kas tai per daiktas. Paprastais žodžiais, anuitetas tai susitarimas, pagal kurį visa jūsų sukaupta pinigų suma yra paverčiama į stabilias, garantuotas mėnesinės išmokas iki pat gyvenimo pabaigos. Tai tarsi garantuotas atlyginimas senatvėje, kad ir kiek ilgai gyventumėte. Yra nustatyta riba. Nors šis skaičius dar tik preliminarus, prognozuojama, kad 2026-aisiais jis bus apie 14 861 eurą. Ką tai reiškia? Jei sukaupsite daugiau, pirkti anuitetą bus privaloma.
Tačiau, ir čia labai svarbu pabrėžti, ši suma nėra iškalta akmenyje. Anuiteto ribos yra peržiūromos ir perskaičiuojamos kiekvienais metais, priklausomai nuo ekonominės situacijos šalyje. Tad į šį skaičių reikėtų žiūrėti kaip į orientyrą. Taigi, apibendrinant viską, ką aptarėme, sistema tampa kur kas lankstesnė, o pasirinkimas labai asmeniškas. Tai nuo kogi dabar pradėti? Kokie pirmieji žingsniai? Pirmas žingsnis yra labai paprastas. Tiesiog prisijunkite prie savo asmeninės sodros paskyros ir pažiūrėkite, kokia suma ten sukaupta. Antra, reikia labai sąžiningai įvertinti savo finansinę padėtį, ar yra disciplinos taupyti savarankiškai. Ir trečia, verta pagalvoti apie savo ilgalaikius tikslus. Galbūt yra kitų labiau tinkančių investavimo būdų, pavyzdžiui, trečioji pensijų pakopa. Šie pokyčiai yra puikiai proga kiekvienam iš naujo pergalvoti savo finansinį planą ir sąmoningai pasirinkti savo ateities kelią. Tad pagrindinis klausimas lieka atviras. Ar verčiau pasinaudoti šią naują laisvę ir viską perimti savo rankas, ar visgi pasikliauti sistemos struktūroje ir jos teikiamų stabilumo? Atsakymas, žinoma, priklauso tik nuo jūsų asmeninės situacijos ir ateities vizijos.